Sveiki! Šiandien norėčiau pakalbėti apie antrąjį fungicidų panaudojimą žieminiuose kviečiuose. Tai dažniausiai būna nuo vėliavinio lapo pasirodymo iki žydėjimo pradžios. Tai vadinamas stadų purškimas. Į ką šiemet atkreipti dėmesį renkantis fungicidą, kokį turime ligų spektrą ir paprognozuosime, kaip jos gali plisti. Šitame laukelį yra bandyminis fungicidų bandymas. Tai reiškia, kad dalis laukelių dar negavusios visai fungicido, tad galime puikiai vertinti ligų spektrą turimą. Čia yra patras veislė, išsivystymas siekia jau antras lapas, beveik pilnai įsiskleidęs. Ką turime, tikrai apačioje nemažai mitligės ant stiebų ir ant senų lapų. Penktas lapas praktiškai visas sunykęs nuo septoriozės. Ketvirtas lapas taip pat turi nemažai septoriozės ir aišku jau daugiau dryžligės. Trečias lapas taip pat jau dominuoja dryžligė. Taip lipa daug greičiau palyginus su septoriozė. Tikrai ligos gana intensyviai plinta šį pavasarį, kadangi turime ir drėgmės, turime ir tokių temperatūrų šuolių, kai turime gana šiltus vasariškus orus, tad ligos tikrai nesnaudžia ir intensyviai plinta. Tad tikrai rekomenduočiau šiemet rinkti stiprų fungicidą, kuris ilgai ir gerai apsaugotų kviečius nuo ligų. Mes siūlome rinktis Elatus Era fungicidą, kuris turi dvi veikliąsias medžiagas – karboksamidą, solatenolą, kuris saugo ypatingai nuo rūdžių, nuo septoriozės, ir protekonazolą, kuris ne tik saugo, bet ir gydo. Jau jeigu turime plintančią dryžligę, tai tikrai protekonazolas ją sustabdo. Tai normą rekomenduojame šio fungicido 0,8 litrą. Šiemet tikrai rekomenduojame naudoti kiek galima didesnės fungicidų normas, kadangi ligos gana anksti pavasarį pradėjo plisti ir kad būtų ta ilgalaikė apsauga, normų nemažinama. 0,8 litrų hektarą naudojame tada galbūt, kai ne ant vėliavinio, šiek tiek vėliau, jau plaukimo pradžioj panaudojame arba turime ankstyvesnės veislės. Didesnę normą tikrai rekomenduočiau naudoti ten, kur turime aukšto potencialo pasėlį, kur turime ilgos vegetacijos veislę, kad kuo ilgiau mums prailgintų tą vegetaciją ir apsaugotų be abejo nuo ligų. Panaudojus Elatus Eros litrą mes garantuojame kažkur 5-6 savaitės puikią apsaugą nuo žalingiausių kviečių ligų, bei užtikrina, kad augalas būtų gyvybingas, turi tam tikrą ir fiziologinį teigiamą poveikį augalui, tarkim, toks ne kaip žalinimo efektas, kaip strobilurinai daro, bet toks sveikas žalumas išlaikomas, kad ir nesant ligų.